Na ką, kai jau pasimeldėme ir pradėkime. Šį darbą tikriausiai aš pavadinsiu Taikos 76, nes po šio pastato stogų vyksta nuostabūs dalykai. Praeidant nuo būdinčio miesto apmokamo odontologo, kuris iš darbo anksčiau grįžta namo į Palangą ir tikriausiai nemato tame problemos, baigiant metamorfozėmis ir nebijant šio žodžio stebuklais kitose miesto biudžetinėse įstaigose. Visuomenės sveikatos biurą miestas įsteigė logiškais tikslais, trumpai tariant, tam, kad informuoti miestiečius apie sveiką gyvenseną ir sveikatą. Visiems jo pirkiniams apžvelgti prireiks daug laiko, bet mes neskubam. Atkreipkite dėmesį, kad mes nekaltiname, tiesiog domimės. Noriu kreiptis į biurę dirbančius merginas ir vaikinus. Neturime jums jokių pretenzijų. Jūs esat nuostabus, geri žmonės. Mes ne prieš jūs, mes už miestą. Jei turite noro papasakoti, kas iš tikrųjų vyksta jūsų organizacijoje, rašykite man, mes garantuojame jums anonimiškumo įstatymą aišku ribose. Dėl asmens duomenų apsaugos mes konsultavome su valstybinė duomenų apsaugos tarnyba. Taigi, šiame pirmame vaizdo įraše kalbėsime apie 3 pirkinius. Pirmasis – renginio organizavimo žvejų rūmose pirkimas už 6300 eurų. Suma nėra maža, sutikite. Tai reiškia, kad renginys turi būti bent jau matomas. Pirkimas buvo atliktas 2024 m. balandžio 18 d. Facebook, Instagrame ar žiniasklaidoje mums nepavyko rasti jokio patvirtinimo, kad šią dieną ar savaitę anksčiau ar po mėnesio įvyko sveikatos biuro organizuotas renginys. Įsitikinkite patys. Taigi atidarysim viešuosius pirkimus, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Renginių organizavimo paslaugos, Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos biuras, visuomenės sveikatos biuras, pirkta iš savivaldybės kultūros centro už 6300 ir mes matom sutarties sudarimo data 2024-04-18 ir sutarties galiojimas tą pačią dieną. Tai reiškia, kažkas tai nutiko 18 dieną ir sutartis nustojo galioti. Tai reiškia, tą pačią dieną buvo sudaryta, tą pačią dieną nustojo galioti. Keliaujame mes į kultūros centro žvejų rūmų puslapį, pažiūrim, ką mes čia turim. Atkreipiu dėmesį balandžio 18 dieną. Kasgi nutiko balandžio 18 dieną, pažiūrėkim, gal anksčiau, paimkim nuo 15 dienos, dar anksčiau. Pasaulinė meno diena, vargu ar tai susiję su sveikata. Reiškia, kultūros švyturys taip pat tikriausiai ne apie sveikatą. 14 dieną jau dar nusileidžiam. Baltijos švyturys, švyturio pasaka, švyturio diena, žodžiu. Visas balandis, švyturys, 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 švyturys. Gerai, tada mes keliaujam su jumis į puslapį sveikatos biuro. Čia aš atidarysiu sveikatos biuro puslapį savivaldybės, štai stebėsena ir projektai, taip, naujienos. Tikriausiai mums reikės į naujienos. Reikia pažymėti, kad rašo jie naujienos labai dažnai, praktiškai kas dien po 2-3 naujienos, tai reiškia, kad tiek pinigų išleidus, tiesiog ta naujiena, privalo būti teisingai. Kaip aš gerai pataikiau, praskridau aš 20 puslapių iš karto ir pataikiau į balandžio mėnesį. Tai, pažiūrim. Mums reikia balandžio 18 dieną, arba balandžio 19, 18 buvo sutartys. Tai kažkas tai turėtų būti. 17 minimos Europos imunizacijos savaitę atidarykim, gripo statistiką atidarykim, o paskui 24 dieną darnus visuomenės sveikatos gerovės, 5 metai, 22 mes štai renginiai, pažiūrim. Matot, kiek daug renginių yra, jie 90%, 80% gal yra netiesioginiai, tai yra internetiniai, bet, tikriausiai reikalingi. Mes turim, 17 dieną, 25 dieną, matote, ne? 17 dieną čia online meraprijatija parašyta ir čia taip pat online, tai yra internetu. Streso valdymo praktikos 17 dieną buvo ir aš daugiau kaip ir nematau. Logiškai būtų matyti, kad, tiek pinigų išleidus renginio organizavimą, jis turėtų fiziškai kažkur pasirodyti. Taupiant laiką, niekur nėra informacijos apie biuro renginį už 6300 eurų, tačiau mes radome, kas už šios pinigus buvo surinkta. Tai buvo medikų dienos šventė, uždara. Nieko blogo, tik neaišku, kodėl apie tokią šventę nuspręsta nutylėti ir biuro puslapyje, ir žvejų rūmų puslapyje, ir savivaldybės puslapyje.
Bet būkime sąžiningi, renginys buvo. Medikai yra labai svarbi visuomenės dalis, nereikėtų jų slėpti. Mums atrodo, kad ir biuras, ir savivaldybė galėtų papasakoti apie šitą renginį savo puslapyse. Juk renginį buvo išleistos miesto ir biuro lėšų. Antrasis viešasis pirkimas tai viešinimo paslaugos pirkimas. Per paskutinius 6 mėnesius, pradedant praeitų metų gruodžio mėnesių, buvo atlikti 5 pirkimai už 7300 eurų. Viešinimas tai publikacijos žiniasklaidoje, internete ir kitose vietose ir kitais būdais. Norėčiau vėl patikslinti, kad tai nėra nusikaltimas ar kažkoks tai pažeidimas. Tai, mano galva, keistenybė. Pradėkime nuo to, kad pardavėjo puslapyje nėra jokių duomenų, kad jis teikia tokią paslaugą. Pardavėjo Facebook paskyra nėra aktyvi. Paskambinome savininkui ir jis iš pradžių sutiko, kad tikrai teikia informacijos sklaidos visuomenės sveikatos biurui paslaugą. Tačiau nenorėjo nurodyti, kokią ir kur. Jis sakė, kad rašykite laiškus arba skambinkit į biurą ir kad apskritai jis vairuoja. Mes paskambinome į biurą ir uždavėm tą patį klausimą. Mergina pasakė, kad dirba namuose ir jai sunku kalbėti, nes kosėja. Bet vėliau sutiko, kad vis dėlto jinai yra darbe ir reikia dirbti ir atsakė į klausimus. Ji labai miglotai pasakė, kad biuras negali visko padaryti pats ir kad jie negali teikti tokių paslaugų, kaip pavyzdžiui Facebook postų reklamavimas. Tikriausiai mergina užsiminė, kad organizacija kompiuteriniai projektai užsiima biuro pranešimų viešinimu Facebook tinkle. Kągi, tai geras tikslas. Pažvelkime į pusės metų darbo už 7000 eurų rezultatą. Taigi viešinimo paslaugos perkamas ir už UAB kompiuterį projektus. Reikia pasakyti, kad iš UAB kompiuteriniai projektai buvo nupirkta bendroj sumoj paslaugų berods už 7000 eurų. Prieš tai su kompiuteriniais projektais šitoje VŠI bendravo tik tai įsigijant kompiuterinę techniką, ją namavus berods ir mobiliuosius telefonus. Kompiuteriniai projektai nekokiems kitiems, bent jau viešuosiuose pirkimuose, nėra nurodyta, kad jie kam nors dar siūlytų viešinimo paslaugos. Tai pažiūrėkim, ką mes turim. Štai tas viešinimo paslaugos, apie kurias norėjom dabar pakalbėti, tai yra kompiuterio projektai, kurie per pusmetį, nuo 11 mėnesio 23 metų, grubiai buvo sudaryta 5 sutartys viešinimo paslaugų bendrai sumai apie 7000 eurų. Jūs patys galite paskaičiuoti, aš bijau ten suklysti, bet manau, kad čia 2,7, 3,5 tūkstantis, apie 7000 eurų viešinimo paslaugą suteikė UAB kompiuteriniai projektai. Jie užsiima pagal jų aprašymą internete kompiuterinių nuomos servisas ir kompiuteriniais IT projektais. Galima pafollowinti, tikriausiai jų, ar aš nežinau, gal ten draugai kažkokie tai reklamuojasi. Ko Facebook'e. Mes galim pažiūrėti, kad jie kompro tas pats yra. Ir mes matom šuniuką. Turim, yra kompiuterinius servisus, telefonai. Ir mes matom netgi mašiną, kad gali atvažiuoti pas jūs. Ir paskutinis įrašas yra 2018 metais padarytas apie Smart Security. Ką mes čia dar turim? Apie mus 900 stebėtojų. Čia tikriausiai tas pats puslapis yra. Jo 18 metų. Tai šitas mums nereikalingas. Namų darbui kėdę galima nusipirkti arba PlayStationą. Nieko nėra, tačiau pagal pirkimus akivaizdžiai matosi, aš tikriausiai čia netikėtai dabar atsiradau, kad pavyzdžiui, viešinimo paslaugos. Galite patys pamatyti, kad čia iš tikrųjų gyvas puslapėlis. Ir tas viešinimo paslaugos atlieka įmonė. Reikia prisipažinti, kad mes paskambinau kompiuterinius projektus ir paklausėm jų vadovo, ar iš tikrųjų buvo tos paslaugos. Jis kaip ir sutiko, bet išgirdus prašymą parodyti, kurgi buvo paviešinta už 7000 eurų gerųjų darbų, mes vėlgi nesakom ir kartuojam, kad tai nėra uždrausta, tai nėra joks nusikaltimas, tiesiog bandau suprasti, paaiškinkit man, prašau. 7000 eurų buvo išleista viešinimo paslaugų per pusmetį. Tai norėtųsi sužinoti, kurgi buvo tas viešinimas, nes tie pinigai yra miesto, tai yra miesto.
Žmogus pasakė, kad jis dabar vairuoja, paprašė atsiųsti elektroniniu paštu visus klausimus ir pasakė, kad viską atsakys, o dar geriau, sako, kreipkitės į miesto sveikatos biurą. Ir jie jums papasakos, kur kas buvo viešinta. Mes paskambinau į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro, žmogų atsakingą už viešuosius ryšius. Jinai dirba iš namų, išgirdus klausimą iš pirmo jinai noriai bendravo, paskui, kai buvo paklausta konkrečiai, kurgi buvo viešinta ir būtent kokios paslaugos buvo nupirktos iš šito UAB, jinai pradėjo kosėti, akivaizdžiai pasakė, kad sirguliuoja, jie sunku kalbėti ir pasiūlė atsiųsti klausimus elektroniniu paštu, nors klausimas praktiškai buvo vienas, parodykit, kurgi buvo viešinama, arba pasakykit. Na, kai buvo paklausta, ar jeigu jinai serga, tai tikriausiai jinai yra nedarbingume, pasakė, ne, aš dirbu, tiesiog dirbu iš namų, na, tai ir tada buvo pasiūlyta, jeigu jūs dirbate, tai ir dirbkit savo darbą, arba eikit į šitą nedarbingumą. Tada žmogui iš karto pagerėjo matomai ir jinai pradėjo kalbėti labai ryšlią tvarkingą kalbą ir užsiminė, kad tas viešinimas gali būti susijęs su Facebooko postų pakelimais. Pasakė, kad mes ne visko galim patys daryti, kad mes negalim patys kelti postų, nes mes neturime kortelės. Ir tai reiškia, kaip tokia užuomina konkrečiai nepasakė, bet davė užuominą, kad gali būti, kad tas viešinimas yra Facebook postų kelimo. Na, 7,000 per pusmetį ir aš esu vėl Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro puslapyje ir tikriausiai jūs turėtumėte suprasti, kad jeigu Facebooko renginys arba informacija yra viešinama ir pakeliama, tai pirmas dalykas natūralu yra, kad aš tą informaciją turėčiau pririšti prie savo Facebook puslapio, kad turėčiau tą inkarą, kur žmonės galėtų ateiti, nes jie iš tikrųjų, aš jau buvau atkreipęs jūsų dėmesį, kad per dieną po 2-3 postus yra daroma, tai yra šitoje vietoje labai aktyviai dirbama, tačiau pažiūrėkime žmonių reakciją. Mes turime 9,000 laikų, mes turim 10,000 puslapio prenumeratorių. Mes turim 10,000 puslapio prenumeratorių, bet pažiūrim, kiek sulaukia publikacijos grįžtamojo ryšio. Nepamirškit, kad 7,000 eurų buvo sumokėta už viešinimo paslaugas ir mums buvo kaip ir, užuomina tokia pasakyta, kad tai yra Facebooko postų kelimas. Mes turim 3 laikus už prieš dieną, 21 laikas mes turim irgi vienos dienos atgal, nes čia buvo judu ant bangos ir daug žmonių ten dalyvavo šitoje. Prieš 2 dienas mes turim 7 laikus, 1 laiką už tuberkuliozę gavome, 6 laikus gavome mes 10,000 puslapio prenumeratorių, aš noriu jums pabrėžti, ir 7,000 eurų viešinimui buvo skirta. Čia laikų nesulaukta, čia 2 laikai, prašau, saugokis triukšmo, leginiozė 1 laikas, visuomenės sveikatos biuras ir dar 18 kitų draugų sulaikino. Aš noriu pasakyti, kad virš 100 žmonių dirba visuomenės sveikatos biure, atkreipti jūsų dėmesį tiesiog. Virš 100 žmonių dirba. Apie dirbtinio intelekto mokymuose visuomenės sveikatos specialistai dalyvavo mokymuose apie dirbtinį intelektą ir šauktukas toksai, hei, aš jį padidinsiu jums leidus, kažkas jam yra vis dėlto su veidu, na ką? Kažkas jam negerai, man atrodo, kaip jums atrodo? Kažkas jiems visiems negerai. Pastavot visuomenės sveikatos biuro specialistų, matomai kažkas yra ne tas. Jis su pirštinė ir yra tam su nosim kažkas negerai ir ranka yra nukarpyta, pastavo, matot, pirštinė guminė ir jie dalyvauja mokymuose, pasta daug yra papildomų kažkokių tai priedų ant akivų. Čia super madingi akiniai matomai, bet su nosim problema. Čia Putinas, Vladimiras Klavičius sėdi. Taip, rankos problemos, senyvo amžiaus žmonės irgi gali darbuotis, kojos visos tvarkoj, bet tas tai aišku jo. Žodžiu, bičiuliai, jums reikės patikėti mums tiesiog. Reikės patikėti arba patiems patikrinti, tačiau visos publikacijos, matot, 29 savaitės, tai yra metų pradžioje buvo padaryta, 240 peržiūrų video, 3 laikai, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Galbūt
galbūt tai viešinimas kitose socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, tokiuose kaip YouTube puslapis, pažiūrim, kiek čia peržiūrų, 100, 700, 80, 100 peržiūrų, 100, 100, 200 peržiūrų, 300 peržiūrų. Na, čia anksčiau, prieš 4 metus, tai tikrai buvo 6000 peržiūrų, aš matau. Šitą klipą, tarp kitko, aš filmavau, tai visai 45 peržiūros. Na, tai galima sakyti, kad čia irgi viešinimo nevyksta, kokioje vietoje jis vyksta, tikriausiai galės atsakyti mums raštu Klaipėdos sveikatos biuras. Mes patikrinome visas biuro socialinės žiniasklaidos paskyras. Rezultatų, nėra, palyginus. Štai čia yra šlepetė. Eksperimento sumetimais aš ją įdėjau į savo Facebook ir parašiau, tai šlepetė, bet tai taip pat ir socialinis eksperimentas. Aš bandau įvertinti, ar normalu biudžetiniai įstaigai per pusmetį išleidus 7000 eurų savo įrašam Facebook'e reklamuoti ir gauti už tai vidutiniškai nuo 1 iki 10 laikų už postą, kai puslapį seka 10 000 sekėjų. Taip ir parašiau, kad čia yra šlepetė. Kiek laikų jį gaus nemokamai. Rezultatas 280 reakcijų, 15 komentarų, pasidalinimai per 8 valandas. Rezultatas pasiektas nemokamai, neturint 10 000 sekėjų ir 120 darbuotojų. Jokių mokėjimų aš neatlikau. Klausimas, kur yra viešinimo už 7000 eurų rezultatas? Parodykite, prašau. Trečias pirkimas – klipas apie priklausomybės pavojus. Kaina 3000 eurų. Kol kas viskas gerai. Aš manau, kad tokių vaizdo įrašų reikia ir jo turinį mes neaptarinėjam. Biuras užsako 3 minučių trukmės klipą socialiniams tinklams – Facebook, TikTok, Instagram. Tiesa, sutartis skelbiama su asmens duomenų pažeidimu, o tai yra rimta. Pažiūrėkime. Vaizdo klipo kūrimą. Mes radom video klipuką priklausomybių pavojaus tematika filmavimas ir montavimas. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras užsako, fizinis asmuo. Čia yra sutartis, aš atkreipiu jūsų dėmesį, aš jį atidarysiu, aš jį atidarau ir noriu pasakyti, kad aš pats atlikau montažą, šita sutartis yra nenuasmeninta, aš matau čia mergaitės, ar panelės, kuri gamino šitą vaizdo asmens kodą. Aš matau šitoj vietoj jos gyvenamoje adresą, miestą, kur gyvena, aš matau verslo liudijimo numerį ir visą kitą dalyką. Tai čia yra šiurpus asmens duomenų pažeidimas. Sutartis pasirašyta birželio 19 dieną, apie tai paskelbta ir viešųjų pirkimo puslapyje, matot jūs, birželio 19 dieną 2023 metų. Iki rugpjūčio 31 dienos turėtų ta sutartis jau nustoti galioti. Tai irgi jūs tą datą matot, rugpjūčio 31 dieną. Ir reikėtų sukurti už 3000 eurų, reiškia, filmuką. Vykdytame apklausos būdu. Apklausos būdu buvo vykdytas šitas sutartis. Apklausė žmonės, mergaitė pasakė, panelė, už 3000 aš jums padarysiu filmą. Ir gerai, padarė jinai tikriausiai už 3000 tą filmą, 3000 su visais paslaugų teikėjais privalomais mokesčiais. Aš tiesiog bandau surasti techninius aspektus tos dalykus ir neatskleisti jos duomenų. Dėl filmuko kūrimo, kas jame parašyta, jame yra visi duomenys žmogaus, asmens telefonas, sąskaitos numeris ir visa kita informacija viešai atskleista. Mes matom filmuko klipo priklausomybių pavojams filmavimus ir montavimo paslaugą. Tai vienas, kiek jis trunka, nėra aišku, kas jame turi būti, nėra aišku, kokia jo trukmė, nėra aišku, tiesiog 3000 eurų. Viskas, daugiau nieko mes čia neturim. Tikslinė grupė filmukas asmenim nuo 14 iki 29 metų, įgyvendinta iki rugsėjo pradžios, vieno filmuko, taip ir parašyta, štai yra vienas filmukas iki 3 minučių, jis turi būti
horizontalus ir vertikalus, kad tinkamas būtų transliuoti socialinėse medijose, tokie kaip YouTube, atkreipia jūsų dėmesį Facebook, Instagram, TikTok. 15 sekundžių ir 30 sekundžių trukmės variantai. Keliaujame su jumis į sveikatos YouTube ir pažiūrim. Rugpjūčio 31 reiškia, tai po rugpjūčio 31 dienos, prieš metus laiko, turėtų būti tas filmas pagamintas. Galbūt tai artime burnos, ne, ten apie narkotikų ir priklausomybę žalą. Va, žiūrėkit. Alkoholis ir psichotropinės medžiagos, atsakomybės. Galbūt čia yra klipas, kada jis buvo patalpintas, pažiūrėkim. Bet jis buvo patalpintas balandžio mėnesį, reiškia, tai negali būti tas klipas. Ir jo trukmė yra 8 minutės, o ne 3 minutės, tai reiškia, čia ne tas. Pabandom užeiti į Instagramą, aš matau, vat jų puslapį, kažko man rūpi, puslapis Instagramas, pažiūrim. Nu, parašyta, kad šitas puslapis nepasiekiamas. Klaipėdos sveikatos biuras Instagrame nepasiekiamas parašyta. Aš dar pabandysiu su telefonu, dar yra puslapėlis, kuris vadinasi Man rūpi. Va, štai yra čia publikacijos. Koordinatorius sveikatos biuras LT. Va, yra tas pats prezervatyvas, jūs matote. Galbūt Instagrame vyksta praturbinimai. 2 žmonės patinka, 1 žmogus patinka, 1 žmogus patinka. O čia daugiau turėtų būti. 4 žmonės patinka. Na, čia niekam nepatinka. Nei vieno žmogaus nėra, aš galiu būti pirmas. Na, paspaudžiam, patinka. 1 žmogui patinka. 1 žmogui patinka. 2 žmonėms patinka. Gerai, leidžiame žemyn, pabandome surasti tą vaizdo įrašą. Čia jau dar karantino metu, jau matot, su kaukiam visi. Va. Vat, iš Reelsuose galbūt yra, juk tai talpinimo į Instagramą, na, lytiškumo ugdymas. Va čia mes matom Reelsus, prieš 17 savaičių patinka 3 žmonėms. Nu, čia tikriausiai nėra su narkotikais susijęs, galbūt kažkur pažymėtas. Ne, 106 žmonės prenumeruoja tą kanalą Man rūpi. Dar kartą pabandau aš užeiti į Klaipėdos SB puslapį, kuris pažymėtas, jis neveikia, parašyta, kad ta stranica nedostupna, nu, puslapis negalioja, matot, čia yra va, mūsų puslapėlis. Gal video jie turi kažkoks, ne, čia jau aš kažkur ne ten pataikiu. Uždarom, tas neveikia. Aš, kad nesumiluočiau, vat iš čia, vat aš imu. Matot, vat tas yra, vat Man rūpi, o čia yra sveikatos biuras, matot parašyta. O čia yra Facebookas, tai yra Instagramas, sveikatos biuro, vat aš ten buvau nuėjęs ir ten ieškojau. Neradome aš čia nieko, būkim bėdni, bet teisingi. Mums pavyko rasti šį vaizdą įrašą už 3000 eurų, pasakysiu jums iš karto. Išsiuntinėjau pavyzdį videografams visoje Lietuvoje, parašydamas paskaičiuoti, už kiek jie nufilmuotų tokį pat klipą. Vidutinis atsakymas buvo kaina 300 eurų. Paskambinome į biurą ir mums buvo pasakyta, kad klipas, už kurį sumokėjo biuras, iš tikrųjų nebuvo rodomas biuro socialinėje žiniasklaidoje, nes jis buvo sukurtas ne biurui, o kažkokiam Man rūpi projektui ir jis buvo rodomas tik Man rūpi puslapyje. Nenori būti blogas pranašas, bet man atrodo, kad klipas už 3000 eurų nebuvo labai populiarus nei Man rūpi, nei jaunimo sveikatos tinklo puslapiuose. Pažiūrėkim. Taigi, na štai po to jau, kaip mes pasišnekėjom su sveikatos biuru ir supratom, kad tai yra iniciatyva Man rūpi, štai yra iš tikrųjų ta iniciatyva. 12 žmonių palaikino šitą video, bendroj sumoj per metus laiko. Šitą video pražiūrėjo 1000 žmonių portalė Facebook. Ir šitos iniciatyvos Vaiko nesubandęs. Sveikatos tinklas. Mes užeinam į sveikatos tinklą, čia iš tikrųjų prašyta jaunimo sveikatos tinklas. Ir vat štai kiek daug čia visko, tvarkinga gražus puslapis. Taip, mes iš karto užeinam, kur mus rasti ir matom labai daug koordinacijos centro. Aš manau, kad Klaipėdos koordinacijos centras, va, prašau, Taikos 76. Čia kaip tik, vat, yra sveikatos biuro visi kontaktai parašyti. Tai reiškia, mes pataikėm ten, kur reikia pataikti. Random jaunimo sveikatos tinklą mes YouTube'e.
kur talpinamas yra visi puslapiai. Taip pat mes iš karto jį suvedam į Facebooką sveikatos tinklą. Štai jis yra. Va. Užėsim ir čia, kad būtų sąžiningai viskas. Štai sveikatos tinklo puslapyje mes metam 6 prenumeratorius. Tai tikrai labai daug. Ir 5 įkeltus video. Video yra įkelti 7 metai prieš. O čia matomės Kšištofą, Dangolę, Liudą, Aušrą ir kitus svarbius žmonės. Aš tikrai nejuokauju, tačiau manau, kad vis dėlto 6 prenumeratoriai YouTube'e tai yra biškutė ne tas. Aišku, jie gali kitur kažkur tai populiarinti save, tikriausiai, bet vat, sveikatos tinklas su oficialiu. Mes turim tai, ką turim, užeinama į jų Facebooką, ką mes čia turim 164 laikai, 192 prenumeratoriai. Įdomu, kad laikų yra mažiau negu netgi prenumeratorių. Na, pabandom rasti mūsų tobulą video už 3000. Ir mes turim 28 kovo Šeškinės poliklinika. Tas jau kažkur buvo matytas, gal bet mes einam į rugsėjo mėnesį. Mes turim rugpjūčio 20, čia mano gimtadienis tarp kitko. Taigi, ir turėtų čia pat kažkur tai būti tuomet patalpintas mūsų video, už kurį sumokėti 3000 eurų, tačiau nėra patalpinta. Tai yra sveikatos tinklas, jis nusprendė netalpinti to dalyko, galbūt prie video kažkur tai yra, pažiūrėkim. Daugiau video nėra ir aš manau, kad šitas tinkliukas, toks populiarus jis yra, 2 žmonės sulaikino, jaunimo priežiūros paslaugos Kėdainiuose ir Aistė. Paprastas klausimas, ar tikrai manote, kad klipas, kuris, pripažinkime, neblizga režisieriniais sugebėjimais ir kurį daugumą šalies videografų įvertina 300 eurų, yra vertas 3000? Šita paslauga buvo pirkta neskelbtinos apklausos būdu. Prašau, parodykite man, ką jūs apklausėte, kai nustatėte tokią klipo kainą. Notabene, paskambino sutartyje nurodyto klipo autoriaus telefono numerį, ragelį pakėlė močiutė, kuri nieko nežinojo nei apie klipą, nei apie biurą. Pirmam kartui užteks. Yra ne 10, o 100 viešųjų pirkimų, kurie yra mažiausiai man keisti. Aš kreipiuosi į biuro vadovybę. Bendradarbiaukime. Padėkime visuomeniai suprasti, susitikime ir kartu atvirai, tiesioginėme galbūt eterėje, pabandysime atsakyti į visus tos klausimus ir sudėlioti visus taškus ant i. Kreipiamės į miesto vadovus. Mes esame jūsų pusėje. Miesto biudžetinės įstaigos dėja jau ne pirmą kartą pasirodo ne tik iš gerosios pusės. Išgirskite mus. Nenorime nieko kaltinti ar bausti, norime, kad to nebebūtų. Kartais vienintelis gydymo būdas amputuoti užkrėstą kūno dalį, netgi jeigu ta dalis yra pačioje savivaldybėje. Gerbiami biuro darbuotojai, būkime draugais. Manome, kad yra super padėti kartu su mumis gyvenančiai močiutei. Bet ką pasakytumėte, jei kas nors nupirktų jai ne maisto mėnesiui, o juodųjų ikrų vienai dienai? Ar jis daro gerą dalyką? Viena vertus tai gerai, mes mylime močiutę ir linkime jai visko, kas geriausia. Bet kaip iš buitinės, iš atsakomybės pusės toksai pirkinys? Arba remontas jūsų laiptinėje. Dažai ne šiaip sau bus geri, sako meistras, o tie patys, bet 10 kartų brangesni. Ar jūs esate už tokį darbą? Tikriausiai, kad ne. Tai kodėl 300 eurų vertės klipas už 3000 jums tiko? Nes čia savi. Mums kartais nereikia būti sąžiningai su kitais, bet reikia būti sąžiningiems patiems su savimi. Asmeniškai aš manau, kad pernelyg didelės išlaidos yra vagystė. O dar blogiau, perteklinis lėšų skirtų žmonių, įskaitant vaikus, gydymui, švaistymas. Tai jau ne vagystė, tai niekšybė. Miela žiūrovė, tai pirmas projektas Taikos 76 vaizdo įrašas. Bus daugiau. Pavyzdžiui, apie tai, kaip parduoti savo tiesioginės pareigos darbe savo darbdaviui pakartotinai. Mes labai rizikuojame. Rimtai. Pridenkite mūsų viešumu.
Paspauskit patiktuką, komentuokit ir pasidalinkit įrašu.